patinka gyvūnai. Ir šiandien laidoje matysite. Mūsų bobulė Selė. Gerąją pifą dvasią Lokį. Chuliganą Goką. Santechniką Super Mario bei akląją piratę Mimikop. Čia mūsų ramioji geroji Selė. Pati draugiškiausia katė. Tiesiog kačių kambarį. Puikiai sutarė su kitais gyvūnais, su kitais katinais. Apetito nesiskundžia, kaip matom. Ne? Selė visą laiką gyvens daugiabučio kieme. Katukė tik iš pirmo žvilgsnio atrodo ramiai bobulė, pamačiusi žmogų bėga prie jo, glaustas, lipa ant galvos, tad galima nešioti kaip kepurę. Mums mislė, kaip ji tiek laiko išgyvena lauke ir niekas jos nenuskriaudė, nes pasitikė visais. Jai labai reikia bendravimo, tad būtų idealu, jei žmogus norėtų itin meilaus katino. Selė iš tų, kurie ekstra meilus. Selė kaip tikra jaunuolė, laksto, žaidžia ir bendrauja su kitais gyvūnais. Čia Mimiko, 2,5 metų, kiek baili, bet įsidrasinusi tampa draugiška ir meili katytė. Turi mažą defektą, tačiau jis jai netrukdo pažinti pasaulį. Ieško draugiškų, gerų ir ją labai mylinčių namų. Išsityrinėjusi teritoriją suranda ir kelią ant palangės, kur mėgausi saulutės atokaitą, ir minkštą guoliuką, kuriame patogu sapne vartytis, bei visokius barškančius, šnarančius, plunksnuotus ir kailiniuotus žaisliukus, kurias kibina, krapsnoja ir gainioja po visą butą. Pasiutėlis Gokas tikras žaidimų asas, be galo linksmas ir padykęs. Vienas tarp moterų eina iš proto ir svajoja apie didelį nuosavą kiemą, kuriame galėtų vienas karaliauti ir nereikėtų klausyti kitų kačių moteriškų skundų. Kai nusprendžiu, kad man pabodo valgyti iš indelio kaip visiems katinams, pradedu maistą imti su letenu, mirdėtis į burną, o nusprendęs pakeisti ir lakimo būdą, kišu letenį dubenėlį ir vandenį laižau nuo jos. O jau koks žaidimų asas esu, nepatikėsi, bet namuose galima žaisti su viskuo ir visada. Turi laiko žaisti kartu, tada šaunu, o jei ne, nepergyvenk, rasiu ką veikti ir vienas. Lokis, mūsų naujokas. Katinėlių istorija keista ir liūdna. Gerai pamename, kaip prieš daugiau nei mėnesį pas mus atėjo šeima prašydama pagalbos į kiemą atklydusiam katinui. Žmonės neprieštaravo, kad katinas gyventų, sutiko jį maitinti, tačiau jiems buvo neramu dėl to, kad katinas nekastruotas ir pešasi su jų gyvūnais. Kadangi tai bešeimininkis gyvūnas, sutikome katiną kastruoti pagal SSP programą. Lokis buvo kastruotas, paskiepytas nuo pasiutligės ir pakirpta ausimi. Po kastracijos šeima pati atvyko paimti katinų ir dėkojo mūsų suteiktą pagalbą. Tačiau šioje istorijoje ne viskas taip gražu, kaip norėtųsi. Praeitą savaitę Lokis stebuklingai atsidūrė Kėdainių ligoninės teritorijoje. Sakote, gal nuklydo? Na, tikrai ne, nes jis gyveno toli nuo tos vietos. Greičiausiai žmonės be sąžinės nuvežė jį ir paleido. Katinas pažymėtas kaip bešeimininkis, tad ir nubausti nėra ką. Niekas nematė, kaip jis buvo paleistas, o be įrodymų kaltinti mes negalime. Nors Lokis ir benamiukas, tačiau super meilus katinas, tvarkingas ir labai gerai moka įsiteikti. Pabuvęs mūsų klinikėlėj kelias valandas tapo jos administratoriumi, dabar gyvena administracinėme kabinete, pasitinka kiekvieną atėjusį, naudojasi tvarkingai kraiko dėžute. Šį katinėlį pamilo visi mūsų savanoriai. Santechnikas Super Mario buvo ištrauktas iš vamzdynų, kuriuose buvo įstrigęs. Buvo tikras bailys, o išaugo drąsių ir padykusių katinų. Akytės netemo bandydamas išsikapanoti iš vamzdyno, tačiau tai jam pasaulį pažinti netrukdo. Super Mario istorija prasidėjo Kėdainių vamzdynuose. Galbūt pamenate, kaip dar Liepos mėnesį pasakojame apie katinėlio gelbėjimo istoriją. Šiai dienai Super Mario paaugęs, išdrąsėjęs ir labai šnekus. Puikiai sutarė su kitomis katėmis žaismingas. Turbūt pastebėjote, kad viena jo akis kitokia nei turėtų būti. Ji pažįsta mechaniškai, greičiausiai kaip pats bandė ištrūkti iš požemio. Mes nežinome, kiek jis su ją mato, bet aplinkoje puikiai orientuojasi. Super Mario skiepytas, kastruotas ir ženklintas, taigi pats laikas jam keliauti į naujus namus. Ačiū, kad skiriate mums laiko, laukite naujų Pifas TV laidų jau vasario mėnesį. Ačiū ir iki.